Labas rytas, draugai, kolegos, pažįstami. Esu Tomas Kesminas, vienas iš sveikatingumo iššūkių organizatorių. Ir šiandieną jums parodysiu ir pademonstruosiu, kaip gaminuosi savo mėgstamą skanų kokteilį. Faktas, kad rytais reikia mums pusryčiauti labai harmoningai, subalansuotai. Tai labai gerai, kai mes turim Herbalife kompanijos produktus ir pradžioj visą laiką stengiamės ryte atsikėlę išgerti ir suvartoti produktus tinkamo eiliškumo eiga. Taigi geriam stiklinę vandens ir mano favoritas yra Alijošiaus gėrimas, koncentratas būtent originalaus skonio. O kai kuriem tikrai labai daugam mano kolegų patinka ir klientų ir partnerių mango skonio. Tai išbandykite abu ir porą šlakelių tokių kliukų, jeigu matosi įsipjovęs esu, kad per daug nepribėgtų, pasisalinam, pasigardinam ir labai puikiai restartuoja mūsų žarnynas. Mes naktį esam labai daug netekę skysčių, iškvėpavę, išprakaitavę, tai labai reikalinga atstatyti tą hidrataciją savo papildyti. Taigi stiklinė vandens su 2-3 kaušeliais Alijošiaus koncentrato. Ir tuomet po 5 minučių mes geriame žolelių gėrimą. Žolelių gėrimas irgi yra originalaus skonio, yra persikinis, tai mano favoritas yra persikinis, tai įdedam irgi mažą matavimo šaukštelį. Rekomenduoju visiems irgi turėti Herbalife matavimo šaukštelius, taigi čia yra 4 antgaliai, tai iš to mažiausio šitas didesnis, iš mažiausio krašto šitą didesnį, tai čia yra skaitusi viena porcija ir jūs tuomet gaunat labai gerą, stiprią dozę natūralaus kofeino, čia yra ir antioksidantų labai daug, taigi išbandykite ir vartokite bent jau pirmasias 10 dienų tvarkingai, kaip mama myliu, visas 10 dienų rekomenduoju pasilaikyti šito eiliškumo. Geriam reiškia atsikėlę Alijošiaus koncentratą, tada žolelių gėrimą ir tuomet jau po kokie 20-30 minučių. Irgi čia tokia rekomendacija, kad ne iš karto tų skysčių užsipilt, užsikraut. Taigi po 20 minučių gaminamės kokteilį. Kokteilį rekomenduoju daryti, plakti su šeikeriu, su mikseriu tai yra. Ir jeigu tie, kurie skubat į darbus, tai įsipilsit kokteilį pagamintą į smart plaktuvę. Tai čia yra tokia viduj atsisuka dangtelis, yra spiruoklė, tokio medicininio plieno. Ir mes pasigaminę iš mikserio susipilam į šitą išmanę plaktuvę. Ir tiesiog paskui ten ar po valandos, ar mašinai važiuodami suplakam, supurtom ir jis vėl mums kaip šviežias toks purus. Ir kas šiandien dieną yra labai gerai, tai kad pagaliau mūsų rinkoje atsirado puikiai bazė kokteiliams, maistiniams kokteiliams ruošti, tai yra proteininis gėrimas. Veganams skirtas, jisai yra iš sojos izoliato pagamintas ir dėdami 3 šaukštelius mes gausim 15 gramų dar papildomo baltymo. Tai visa eiga yra tokia, kad dedam 3 formulė 1 šaukštus matavimo šituos ir dedam 3 šito proteininio gėrimo. Taigi proteininis gėrimas, kom jisai yra geras, tai kad čia yra augalinės kilmės baltymas, neleiskite pienui pinigų, neduokite ten maksimum uždirbinėti ir šiaip tas pienas, daug kas žinot, kad laktozės mūsų virškinimo sistema jau nebelabai betoleruoja, ypač nuo 30 metų amžiaus ir fermento ten tokio vis mažėja, kuris skaido tą laktozę. Taigi stenkitės gerti ar blynus gaminat, ar kažkokias tešlas darot, ar kulinariją mėgaujatės. Tai šitas proteininis gėrimas yra, mes jį vadinam pieno pakaitalu. Labai purus, labai skanus, yra su stevija pasaldintas, šiaip kvapiklių, jokių dažiklių nėra, jis yra super švarus produktas. Tai viena mano didžiausių, mėgstamiausių naujienų, kas atsirado mūsų rinkoje. Ir su didelio pavydo akimis žiūrėdavau, kaip užsieniečiai mėgaujasi šio produktų. Taigi, gaminuosi kokteilį. Aš turiu Nutribuleto mikserį tą vadinamą, taigi įsipilam 250 ml vandens. Biškiai ekrane nesimatau. Čia tokį filtruotą vandenį prisileidžiu. Na va, kaip atrodo.
naujokam paprastai būna visą laiką įdomu, kaip kiti gamina, kaip jie daro. Tai labai stipriai rekomenduojamom instrukcijom aš nenusižengsiu. Šiandieną gaminsiu su vaniliniu kokteiliu. O dabar deduosi 3 šaukštelius proteininio gėrimo. Jau čia turėsim 15 gramų baltymų, 20 vitaminų, mineralų. Visą laiką rekomenduojama dar papurtyti, ne? Nes tuose konteineriukuose tie maistiniai mūsų mišiniai, jie susigula. Ir dabar vanilinio kokteilio 3 šaukštus dedu. Vanilinis kokteilis vienas populiariausių yra kokteilio skonių, bet kuom jisai man patinka, kad jisai turi sąlyginai mažiausiai cukraus. Ir aš dar mėgstu kokteilius gaminti su uogom, šaldytom uogom. Ir vanilinis mažiausiai užgožia savo tuo vaniliniu prieskoniu. Jisai labiausiai leidžia tiem ingredientam papildomiem įdėtiems atsiskleisti. Taigi rimekę aviečių šaldytų. Aš tiesiog kažkaip pripratau, jokių ten tų braškių nenaudoju, jokių ten kažkokių uogų miksų. Man vertingiausia uoga yra visgi avietė, tai stengiuosi irgi šaldyklėje visą laiką jų turėti. Ir man patinka šaltą kokteilį gerti. Šaltas kom yra gerai, kad tiesiog man skonis šalto yra skanesnis ir dar organizmas jisai šildo maistą savo stemplėje, ryklėje, žarnyne, tai dar papildomų kalorijų sudegina, kad šitą maistą vėsų šaltą susišildytų. Tai pabandykite, ne? Ir kuomet mes gamindavom seniau kokteilių su Formulė 3, tai jie nebūdavo tokie kremavi, ta konsistencija vadinama tokia būdavo jų kitokia, skistoka. O dabar su PDM, su Protein Drink Mixu, jie gaunas tokie daug puresni ir labai panašaus skonio, tarsi mes su pienu jos gamintumėm. Na ir dar šaukštelį dedu linų sėmenų. Tai yra papildomų omega-3 šaltinis, skaidulų šaltinis. Ir dabar kokį 20 sekundžių pamiksuosiu, biški bus triukšmo, palaukiam, bet pamatysit, kokia spalva bus. Wow. Nežinau, kaip mane girdit, mikseriui veikiant, turėtų būti neblogai, nes mikrofoną esu pasijungęs. Na užtenka, žiūrėkit, 30 sekundžių ir maistas paruoštas. Na ir kaip visam geram kokybiškam maistui labai svarbu yra gražiai paserviruoti. Taigi kokteiliui gerti pasimkit prabangias taures ir tas kremavas toksai kreminis kokteiliukas jau paruoštas. Na ką, skanaus visiems, skanių pusryčių. Labai norėčiau irgi pamatyti, kaip jūs pasigaminot kokteilį, tai įdėkite, įkelkite bent nuotrauką, o kurie turit galimybių ir parašykite, kaip tiesiog postė komentarę, parašykite, kaip jūs jį pasigaminot, ne? Ką dėjot, gal kažkokių ingredientų naudojot. Na ir kas faina Herbalife, tai kad laikomės mes rekomenduojamo mitybos plano. Mitybos planai yra 3, vieni svorį meta, kiti mitybą balansuoja, kiti raumeninę masę augina, šitų yra mažiausiai. Tai tie, kurie metat svorį, tai 2 kokteilius keičiam į maistą, tai pusryčiams visą laiką pirmas ir antrą kokteilį, kada jūs vartosit, irgi aptarkit su savo mitybos konsultantais. Mano žmona rekomenduoja vietoj vakarienės, aš savo klientam rekomenduoju vietoj pietų, kadangi pats mėgstu vakare vis tiek sočiau, stipriau pavalgyti, kaip tai bebūtų, 2 kokteilius pakeičiant maistu, mums puikiai krenta svoris. Jeigu raumeninę masę auginam, tai mes 3 kokteilius geriam, tai maitinamės beveik įprastai, darom jėgos pratimų daug ir užsigeriam valgomą maistą maistiniais kokteiliais. Na, kaip ten bebūtų, prisilaikykit visų mitybos konsultantų rekomendacijų, nes jie jūs žino geriausiai ir skanaus. Iki sekančių kartų. Ate.